žinai, vis tiek čia yra formatas, kuriame mes vis tiek galim sau leisti žymiai daugiau negu kitur. Sveiki, tinkladės prisiskraidėm klausytojai, kur buvę, kur nebuvę, grįžtam su jumis ir vėl į radio ir televizijos eterį šitruosius jūsų kanalus. Ir praleidę vasarą, pagavę saulės ir šiaip daug gyvenimo, grįžtam kartu su jumis ir vėl. Simonas, Justinas ir aš, Tomas. Sveiki. Labą dieną. Sveiki. Gal tikėtai, gal netikėtai, bet įvyko, kas čia įvyko, ar nebūt nieko neįvyko, gyvenimas įvyko ir mes grįžtam pas jūs su nemažesnė energija, pasilgimu ir sakom prisiskraidėm. Ir šiandien jau 10. Eko epizodas ir kaip visada pradžioje sakom, prenumeruokit mūsų YouTube kanale Spotify, klausykitės ten pat, klauskite, komentuokite ir pradėkime aviacinį rudenį visi kartu visai netrukus. Kaip gyvena? Tai ruduo prasidėjo, man atrodo, mums čia laukus arba nelaukus. Taigi. Nors orai pavasarį labiau turbūt primena kol kas negu rudenį. Kaip ten oras susimaišė ir dar nemato, kad kalendoriui ruduo, tai visiškai vasariškas oras. Bet nežiūrint to, patostogavot? Labai, kur buvo? Šiaip Lietuvoj vasarą reikia būti, nes Lietuvoj yra šilta. Tikrai manau, kad nėra labai išmintinga skristi į + 40, kai Lietuvoj yra pakankamai šilta. Tai manau, kad geras laikas, pavyzdžiui, prie Viduržemio jūros yra skristi rudenį, kai jūra dar šilta, oras jau nebe toks karštas, kada rugsėjį, spalį. Aš čia tik tai Taline galvoju, buvau išskridęs, mokėjau be proto brangų bilietą Vilnius Talinas su Air Balticu, bet nebuvo alternatyvų, tai skridau čia koncertą pasižiūrėti vieno The Weeknd. Tai 5 vakare, 7 vakare, ten į New Yorką esu skridęs už tiek pat, ten 300 su Odegytė. Tai, toks... Nežiūrint to, buvo apipilnis lėktuvas. Jo. Bet čia, žinai, tą vieną vakarą, kai 5 vakarą tai daug ten varančių buvo, tai buvo jo pilnas, bet turbūt 6 ryte buvo tuščias, ar ten, ne, 6 ryte gal neskrenda, bet, žodžiu, tiesiog, ar ten 5 į kitą pusę, tarkim, tai čia sunku labai sakyti iš to vieno skrydžio kažkokias išvadas daryti. Geras bairis buvo, tai šitą atgal skrendant, Avion Expresso gal lėktuvas, ar kokių ten velnių buvo, aš įlipu, baltas visas nudažytas, bet žiūriu, kažkur man čia matytas visas šitas layoutas, kažkaip labai pažįstama ir net kėdės tokios pat, tai ką, ex-Wizzairo A320, tai nesireklaina, nieko, tai toks, moki kaip už Air Balticą gauni Wizzairo, okei. Palauk. Gerai, čia 3 žvaigždutės pridedam. Bet jo, aš sutinku, vasarą reikia leisti ten, kur netaip karšta, bet aš šią praleidau Barcelonai, darbais, bet jau nuo kitos savaitės einu atostogų ir keliausiu į Pietų Ispaniją, Andalūzijos regioną, ir ten planas yra išmaišyti. Sevilla, Granada, Cordoba, teko gal būti, autentinė ten yra tokia. O kaip tu keliausi su traukiniu mašina ten? Aš keliausiu iš pradžių su lėktuvu iki Alicantės, nes ten turiu vestuves vienas ir po to jau toks vidinis trumpas skrydis iš Alicantės į Sevillą ir tada jau vietiniais traukiniais, nes pažiūrėjau, stebėtinai geras išsekimas. Ir daug, ir paprasta, ir nereikia labai, apsisunkinti. Tai šįkart toks formatas ir pabaiga savaitėj aplink Malagą, tenai pakrantėj to ir pažiūrėti, kas tenai atrodo. Tai tikėtina, kad nebus taip karšta jau ir bus toksai prailginimas vasaros. Tai mano toks planas. Ant žemėlapio tai Alicantė tikrai atrodo netoli ir A320 koks nors varinėje, ne? Standartiškai taip. Vuelingas čia kaip taksi, labai daug, bet lėktuvai būna pilni. Nes traukinių kainos yra tokios pačios vasarą ir... Taip, 5 eurų, ne? 5 eurų iš serijos. Apie. Okay. Simonai, kaip tavo vasara? Ir turbūt mes čia galim liesti platesnę temą, kur mes čia buvom dingę ir nedingę, kad vyko dalykų šiokių tokių, ir nieko čia reikia daugiau garsinti. Direktorius? Kad turim čia svečią su tam tikrom regalijom, tai kaip sekasi?
Tai čia apie atostogas pradžiai šnekam, tai aš irgi šią vasarą kažkokiu tai Taip. neturėjau ir apskritai minimaliai to atostogų buvo, bet dabar Justinas papasakoja apie savo skrydį į Taliną, tai supratau, kad mūsų tokios patirtis labai panašios buvo, nes mano vienintelė turbūt kelionė į užsienį šią vasarą buvo toks ilgesnis savaitgalis Austrijos kalnų kurorte ir teko Air Baltico skrydžiai į Müncheną naudotis, tai irgi buvo Avion Express lėktuvas į vieną pusę. Tai nebuvo Wizz Air lėktuvas, tai sunkiau atpažįstamas ir galbūt ten kažkoks kitoks. Tai man asmeniškai tik priešingai gal labiau įspūdį padarė, kaip Air Balticas stipriai buvo jį užbrandinęs, bent jau viduje lėktuvo. Tai pats lėktuvas tai baltas, bet ir prie durų įlipant yra ten lipdukas, kad ten Air Baltic operated by Avion Express ar kažkas. O pačiam viduje tai apskritai taip užbrandintas, kad manau, kad ten 80% vidutinių keliautojų tai net nelabai galėtų suprasti, kad čia kažkoks yra skirtumas nuo tipinio Air Baltico naudojamo A220. O čia kaip Tomas ir jau turbūt intro kažkokie padarei, tai jo, tai čia turbūt mano ir karjeros pokyčiai susijęs su tom, kad čia vasarą teko paaukoti atostogų laiką ir tokių kaip ir ilgesnių atostogų dėja neteko turėti. Tai geras jausmas būti back to roots, back to basics. Jausmas toks turbūt sunkiai klasifikuojasi į geras ar blogas. Jausmas turbūt yra įdomus. Tai kaip žinia, galime sakyti, iš dalies grįžau į kitą organizaciją. Lietuvos, man teko dirbti organizacijai, kuri vadinasi tuo metu berods dar valstybės įmonė Tarptautinis Vilniaus oro uostas 2009-2013 metais. Dabar organizacija yra šiek tiek kita, nes Lietuvos oro uostus valdo viena įmonė, Lietuvos oro uostai, bet nemažai dalykų yra, aišku, pažįstami, įskaitant ir vietą, ir aplinką, kurioje tenka būti, bet aišku, daug dalykų yra ir stipriai pasikeitę per tą gerą dešimtmetį. Jau Ivanausko jau nebebuvo anksčiau, ne? Ar dar teko susitikti? Tavo minėtas asmuo, man atrodo, ne, 2008 metais paliko organizaciją po berods 30 metų vadovavimo. Sėkmingo vadovavimo. Simonai, tai mes tau linkim taškų sėkmės didžiausios ir tikim, kad mūsų tinklas dabar taps dar įdomesnė, damiškesnė, vien dėl to, kad mūsų klausytojai turbūt ir žiūrovai pradės klausti dar daugiau įdomesnių dalykų ir suprantama, kodėl. Tai ką galėsim, turbūt to padėsim, ko negalėsim, tai jau turbūt kitaip aptarsim. Turbūt asmeniškai tai man irgi taip pat labai nustebinęs, atrodo, čia keli šimtai žmonių mus klauso, bet ypatingai po to net atsižvelgiant į tai, kad mes čia nepadarėm nei vieną epizodą jau ten ar 5 ar 4 mėnesius, bet labai daug klausimų sulaukiau, ar prisiskraidėm toliau tęsis ar nesitęs. O tai gerai, gerą kabinetą davė? Man vis tiek įdomu ten tie tokie. Jūs tu gali konkretinti, į kokį vaizdą? Geras vaizdas į šitą peroną ar į medį? Ne, dėja vaizdas yra į automobilių stovėjimo aikštelę, į aerodromo tarnybos, kaip čia pasakykim, teritoriją, kur jie laiko transporto priemonės, kurios skirtas ar sniego valymui, ar žolės pjovimui, ar visiems kitiems aerodromo peržiūros darbams, tai jeigu taip žiūrėti per langą, lėktuvai matosi tik tai, kai pakyla kokius 10 metrų nuo kilimo ar taikymo tako, bet kaip jie rieda, tai nesimato. Bet šitą dienos pietus turbūt pigesni yra negu oro uoste pačiame, ne? Kur keleiviai moka. Ne, mes naudojamės iš esmės tom pačiom kavinėm ir restoranais, kurie yra oro uosto terminale, tai yra populiariausias turbūt, kaip tu pasakai, dienos pietų vietos oro uoste, tai jos ypatingai išvykimo salė tai prieinamos visiems, tai jeigu kažkam ten kažkuri kavinė atrodo brangi, tai galiu pabaksnuoti pirštų, kur yra pigesniau. Bet jau bus ne pačiam oro uoste, ne? Ne, pačiam oro uoste, pavyzdžiui, tas pats yra, pagarsinsiu vieną iš mūsų partnerių restoraną Pankolis, kuris yra virš Čekino salės, ar neįsikūręs
tose patalpose, kur prieš 20 metų buvo verslo klubas, bet dabar jau kitokia vieta, palipus laiptais tam T2 terminalė pagal mūsų terminiją, užlipus ten viršui. Super. Tai gerai, tai mes, aišku, raginam mūsų klausytojus ir žiūrovus klausti, komentuoti, kasgi jums įdomu ir aktualu, ir mes bandysim tikrai įtraukti mūsų ateinančias tinklalaidės, jūsų klausimus. Mes iš tikrųjų praeitą epizodą pabaigėm šiek tiek apie Vilniaus oro uostą, kas atsimena, tai ne, ir lietė mokamų tualetų klausimą, tai mes Simono būtinai paklausim iš naujo, kas šitoj srity mes lietėm ir autobusų trandalietų temą, ar ne, Justinai, čia tavo tema. Čia mano. Tai mes galėsim tikrai paliesti, nes žinau, kad Simonas kažką daro ir jau domisi tais klausimais. Tai tai kaip su tuo? Gal nenutolkim. Bet gerai, tai kad jau paminėjai. Aš tai galvoju, gal nenutolkim apie... O tai tualetai nemokami dabar jau, ne? Jo, tualetai buvo ir yra nemokami. Visam išvykimą ir atvykimą terminalę, bet čia jau šitą klausimą be manęs išsprendė. Aš tai galvoju, gal mes grįžkim, taip jūs dar. Ne, tiesiog autobusas čia, kur aš skridau, kažkur aš čia skridau, kad dabar net pasimečiau, kur aš čia galėjau skristi, kad autobusų buvo boardingas, dabar aš visiškai jau matrica neveikia ir skridau su SASu. Į Islandiją skridau į Islandiją su SASu čia neseniai, tai antra kelionė dar buvo. Ir buvo labai, kaip tik čia prieš kelias savaitės, ir buvo labai sklandžiai autobusų boardingas. Ką aš supratau šitų, kad, nes kitose oro uostuose irgi yra autobusais boardingas, ir ne visur jis yra blogas, tai ne patys autobusai, pats procesas lemia iš tikrųjų, kada būna faina ir ne faina. Su tais, bet čia... Tai kas liečia tą patį autobusų klausimą, aš irgi pilnai sutinku, Justinai, kad ne vien tik tai pats autobusas yra lemiantis veiksnys, bet ir pats procesas. Tai šitą klausimą irgi esam užsiėmę spręsti iš esmės. Yra numatytas planas, kad jis apima turbūt ir kelias dalis. Ir viena dalis yra, kad pačius autobusus planuojam pakeisti ir įsigyti naujus, ir įsigyti elektrinius, nes iš esmės turbūt aerodromo teritorijoje tokia labai gera vieta, kur galima panaudoti tas pačias elektrinės technologijas, įskaitant ir apskaitai visus siekius vardan tvarumo ir net zero, bet šalia to tai irgi procesas turbūt nebus galbūt toksai greitas, kaip atrodo aviacijai, kaip dalykai dažniausiai gali nepagalvojęs malkų priskaldyti. Tai labai stipriai galvojame ir apie tą procesą iš tikrųjų ir apskaitai apie specifikacijas, tarkim, kokio dydžio autobusai turi būti, tarkim, Vilniaus oro uoste. Kas irgi toksai atrodo, galėtum sakyti, kad yra paprastas klausimas, bet kai pradedi jį gilintis, jisai, nėra toksai paprastas, ar ne? Tai čia kokio, tarkim, ar ne dydžio, įskaitant to, kaip ir keleivių talpa, ar ten plotis, ar ne, turi būti oro uostai. Lygiai taip pat autobusai oro uoste, tai lygiai taip pat galvoju, kad irgi gilinamės patį procesą, kaip tas turi būti, ar ne, įlaipinimas, išlaipinimas, ar ne, prieš kiek laiko pradėti laipinti, kaip tos šildymas, vėdinimas ir visos kitos priemonės šitoje vietoje veikia. Žodžiu, patirtis iš esmės. Tom, aš dar noriu, kadangi čia truputį rodžiau mimikas, tai tiesiog autobusų keitimas elektrinius yra toks lašas jūroje lyginant su vieno skrydžio emisijom, kad man atrodo čia yra mados reikalas, tai žinau, kad mada yra ok, galima madingai ten rengtis, bet jeigu tai pagalvoji, kiek yra steginama CO2 skrydyje, tai čia yra visiškai apie nieką, bet tiesiog dėl to aš taip... Jo, bet aš turbūt šitoj vietai sakyčiau, kad, kaip pasakyti, čia viskas yra lašas po lašo, turbūt šitoje vietoje, ir čia turbūt yra vaisiai, kurie yra tenais turbūt tolimi, tokie tolimi, kaip jeigu čia žiūrėsim visą aviacijos industriją, ta prasme, nežinau, vandeniniai lėktuvai, kuris, iš tikrųjų, ten turbūt būtų keičiantis esmę viso tvarumo ir ilgų kelionių, bet yra turbūt maži dalykai, kuriuos turbūt galima šitą vietą padaryti dabar. O labiau, kad ir pati ekonomika, ypatingai važiuojant ir kraunant tos autobusus, ar ne, pačiam oro uoste, kad čia mes nekalbam apie iššūkius, kurie yra susiję, tarkim, su važiuojamu nuotoliu, kur ten, ar ne,
500 km reikėtų važiuoti kažkokias misijas, tai čia visai kita specifika. Plus, kaip ir minėjau, čia turbūt irgi reikia žiūrėti tai, kad čia nėra keitimas dėl keitimo, čia yra keitimas pirmiausia dėl apskritai kokybinio šuolio visam tam aptarnavimui žiūrint ilgą laikotarpį. Simonai, tu užsiminėjai apie keisime. Dabar tu kalbi kokiame tekste kartu su antžeminio aptarnavimo kompanija, kas gal, nes klausytojas gali klausti, kaip čia jūs dabar užsimojat, kuriais kampais? Tai jeigu kalbėtum apie Vilniaus oro uostą, yra numatyta apskritai keisti patį modelį. Tų modelių yra įvairių ir planuojama yra pereiti apskritai nuo kito modelio. Dabar antžeminio aptarnavimo kompanijos užsiima iš esmės ar ne keleivių vežimu ir lygiai taip pat apskritai keleivių aptarnavimą. Tai planas yra keisti ir apskritai perimti, sakykime, taip tą paslaugą į oro uosto rankas, kad oro uostai iš principo tokią paslaugą teiktų. Tokių pavyzdžių yra, jeigu dabar nesupainėsiu, tarkim, ir tam pačiam Amsterdamo oro uoste, ir Müncheno oro uoste yra, kad tai yra oro uosto infrastruktūros dalis, būtent tie autobusai. Tai man atrodo, kad ir apskaitai keleivių suvokime, manau, kad tai yra oro uosto infrastruktūros dalis. Tai numatyta su visu šito procesu peržiūrėti ir apskritai, kaip šitas yra, kas automatiškai, irgi turbūt, čia galbūt nuskambės kažkaip perdėti diplomatiškai, bet reikia keleiviams irgi kažkiek kantrybės šitoje vietoje paprašyti, nes tai irgi yra pakankamai ilgi procesai tos dalykus pakeisti. Ir čia, aišku, čia turbūt irgi jau tokia buitinės virtuvės dalis yra, kad, iš tiesų irgi man galbūt kažkiek ir, ne tai, kad naujiena, bet įsigilinus ir supranti, kad dalykai kažkiek irgi skiriasi, kad iš esmės ar ne oro uostams skirti autobusai nėra, kad nueini į prekybos centrą, juos nusipirki ir atsivarai. Tai juos ir gamina gerokai ilgiau, ypatingai jeigu juos naujus pirki, o jeigu ten norėtum ne naujus pirkti, apskritai jų paieškos yra pakankamai ilgas, nes ta rinka tokia labai ribota, kas pritaikytus tokiai veiklai autobusus apskritai gamintų. Ačiū, Simonai, kad pasidalinai, čia iš tikrųjų įdomu. Aš net nebėjau, kad Justinas siunčia linkėjimus čia antžeminio aptarnavimo kompanijoms dabar, bet gal mes čia ir sustokim ir grįžkim prie vasaros šiek tiek. Aš tik tai, kaip sakant, aš grįžkim prie vasaros planų šiek tiek. Aš noriu pasakyti, kad aš ir toliau dalinsiuosi feedbacku, kaip man sekasi autobusų onboardingas ir tėmelė. Ta prasme, vis tiek žiemą reikės sulaukim motužės žiemos, sulaukim iškeltų vainikų ant Vilniaus oro uosto pastatų terminalų, kurie skelbė visas naujienas, bet prie vasaros, nes visada mes apžvelgiam vasaros naujienas ir dabar turim tokį tarpą, tai kas čia dabar skraido ir kas skraidys su ateinančia aviacinė žiema, ar ne? Čia žinom, kad jau Lufthansa patvirtino 14 savaitinių, ar ne, rotacijų iš Vilniaus. Kas dar vyko? Ką galėjom užčiuopti? Ir Simonai, gal čia tu arčiausiai turėjo žemėlapį ir tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek Palangoj. Ar Palanga dar gyva? Ar ten kažkas tai judėsi? Čia turbūt reikia tas temas padalinti dvi dalis, turbūt, kadangi mes jau čia podcastą darėm, tik tai iš principo dar buvo, galima sakyti, pavasaris, kai paskutinį savo podcastą įrašinėjom, tai apskritai turbūt tas intensyviausias vasaros sezonas, jisai ritasi į antrą pusę, tai galima kažkiek ir tos viščiukus paskaičiuoti, kažkiek iš esmės tą vasarą dėjosi. Tai, man atrodo, mes irgi savo podcastuose labai aptarinėjom, kad iš tikrųjų ta vasaros pradžia prasidėjo su labai dideliu bumu tam visam poilsiniam turizmui, kas liečia tiek užsakomųjų reisų skaičių. Čia jau mes apdainavę daug kartų, ar ne, kaip lietuviai mėgsta skrydžius į Antaliją. Kelintą valandą jie bebūtų ir kiek jų bebūtų ir kiek jų beužsipildytų. Turbūt kitas irgi pakankamai nudžiuginantis reiškinys yra, kad iš esmės šią vasarą turėjom ir pakankamai nemažai tiesioginių naujų skrydžių reguliariųjų, būtent tais pačiais poilsiniais maršrutais. Dabar, jeigu nesupainėsiu, tas pats Air Balticas, jie anksčiau turėjo vieną skrydį Dubrovniką, dabar šią vasarą papildė programą dar 4 naujais maršrutais į Maljorką, Kretą,
Malaga ir Nica, ne, čia jeigu apie šią vasarą kalbam, praėjusią. Čia, okei. Besibaigiančią vasarą, vadinkim taip ar ne. Tai panašu, kad jų rezultatai tikrai šitoj srity geri ir jie planuoja ir kitą vasarą tas programas kartoti, kas liečia šitas policinės kryptis. Ir matosi, kad iš tikrųjų ta visa poilsiautojų rinka ar ne būmina. Jeigu taip žiūrėti ar ne bendrą, tarkim, keliautojų skaičių tam pačiose Lietuvos oro uostuose, tai rugpjūčio mėnesį užbaigėm su 601 tūkstančių keleivių, kas yra 97% 19 metų lygio. Tai tarsi 3% dar trūksta, bet jeigu taip pažiūrėtume į tas kryptis, ypatingai kas liečia į vakarų Europą ir pietų Europą, tai praktiškai visom kryptim yra skaičiai ženkliai didesni, nes iš principo, grubiai paėmus 5% srauto būdavo vien tarp Lietuvos ir Ukrainos. Tai kas yra 300 tūkstančių keleivių per metus, tai jūs minėjote Maskva, Minskas, tas pats ar ne. Tai jeigu taip žiūrėti į tos pačius vakarus ir pietus, tai jeigu tos geografijos dėl objektyvių priežasčių nėra, tai tas srautas yra šitoj vietoj žymiai šioj srity didesnis. O čia garsiai pamastysiu tokį interpą. O tai dabar ukrainiečiai, ta prasme, vis tiek jų labai daug yra Lietuvoje, turbūt nedaugiau negu iki 22 vasario. Jie, kažin, skrenda iš ten Kišiniovo ar visi autobusais? Sunku pasakyti iš tikrųjų. Sunku labai pasakyti. Mes čia planuojam kažkada artimiausiu metu ir naują keleivių apklausą daryti, kad suprasti iš jas. Yra tam tikrai kabliukai, kad taip suprasti iš esmės, kur tie keleiviai pasislinko, ar jie dabar automobiliais važiuoja, greičiausiai taip, turbūt taip galima iš esmės šitoj srity įtarti. Taip lygiai taip pat, ar ne, kad irgi gerai suprasti, kur, tarkim, keliautojai ten, kurie skridavo į Minską arba per Minską, per Maskvą, kurie pasislinko. Aišku, čia toksai Captain Obvious dalykas, kad greičiausiai, kad pasislinko nemažai į tą patį Stambulą, bet irgi klausimas, kaip tie patys irgi keleiviai srautai šitai persiskirstė. Bet, tarkim, kalbant apie tokį didelį srautą, kaip tarp Vilniaus ir Ukrainos, aš tai pavyzdžiui, tikrai nebejoju, kad jeigu tas karas pasibaigtų, tai čia mes labai staigiai šoktum atgal į nemažesnį lygį, o tikėtina, kad dar didesnį, kas čia kalba eina apie 300 tūkstančių keleivių kažkur tai per metus. Tai čia dabar, jeigu teisingai suskaičiuosim mintinai, tai bus čia 20 tūkstančių kažkas tokio, daugiau 20 keli tūkstančiai keleivių per mėnesį. Tai tas efektas, tai jisai vis tiek bet kokiu atveju jaučiasi. Tai nors tų kelių procentų, tarkim, ir trūksta iki 19 metų lygio, bet iš esmės, ar ne, tam tokiam vakarietiškam kryptim, vadinkim taip, jeigu apimsime viską ten Skandinaviją, nuo Skandinavijos iki ten Kretos, tai praktiškai daugeliu krypčių, ar ne, tas keleivių srautas yra dabar jau didesnis. Įskaitant ir Kauno, ar ne, Simonai, tu čia apskritai Lietuvos oro uostų kontekste? Jo, čia turbūt visų trijų oro uostų kontekste, nepaslaptis, kad Kauno oro uoste apskritai keleivių srautas jau yra didesnis negu buvo 19 metais. Čia turbūt yra įvairių priežasčių. Aišku, Kauno oro uostas labai priklausomas nuo to paties Ryaniero veiksmų. Tai manau, kad čia kažkiek suveikia ir tai, ar ne, kad prisiminsim pavasario ankstyvą temą, kai čia Ryanieras dėl naujai perskaičiuotų rinkliavų grasina Vilniaus oro uostui kažką uždaryti, tai manau, kad irgi čia toksai įvyko šiftas iš jų pačių pusės, kad jie tą tokį galbūt ne naujų maršrutų pagalba, ne tai, kad ten kažką perkelė dabar čia iš Vilniaus į Kauną, bet tas toks, vadinkim, labiau sunkiau matomas, ar ne, kaip perkelimas įvyko į Kauną ir Kauno oro uoste turim daugiau keleivių, negu jau buvo 19 metais. O grupinės tos naudos dar veikia, kur ten tipo reikia skraidyti iš Vilniaus, Kauno ir Palangos, kad ten tas gauti? Veikia. Okay. Tai Ryanair ir Wizz Air vis dar turi skraidyti iš esmės visų trijų, kad ten suoptimizuoti savo... Šiuo metu Wizz Airas nebeskraido iš Palangos. Jie iš Palangos vieną maršrutą turėjo, buvo Kyjivą paskelbę, bet dabar jo nebeskraido, tai jie dabar iš 2 oro uostų skraido, tai turim SAS Wizz Air. Bet turi tokį minimalų lygį. Jo, tai yra ir SAS, ir Wizz Air, ir Baltic, kurie iš 2 Lietuvos oro uostų skraido. SAS. Tai SAS irgi gauna grupinę nuolaidėlę, šaunuolį. Aš pergyvenu iš dėl SAS-o labai, kad vargšiau įsilenks, nes
tie tai negrįžo, o gal ir grįžo dabar, galvoju, į 3 Tai čia daily. Sasas šiaip yra gerų žinių, ta prasme numetęs, jiems kažkaip čia trūksta to capacity kai kuriam savaitėm, bet iš esmės jau rugpjūčio mėnesį Kopenhaga Vilnius paskraidė 3 kartus per dieną, čia tas rugpjūčio antrą pusę, kai tas grįžta, tas įvyksta tas didysis skandinavų grįžimas į darbus, tai rugpjūčio 16 iš karto, kaip visi įjungti, tai kelias savaitės paskraidė 3 kartus per dieną, dabar, man atrodo, liko prie 2 skrydžių per dieną, bet nuo lapkričio 2 berods savaitės. Tai Sasas planuoja bent jau į Kopenhagą turėti tuos darbo dienomis 3 skrydžius per dieną, tai lygiai tas pats, kas ir būdavo prieš pandemiją. Ir gaila tik tai, kad niekaip jiem neišeina paupgrade'inti lėktuvų iš CRJ į didesnius, bet man atrodo, mes gal privačiai esam diskutavę, kad ten, net jeigu 3 skrydžius turi po ten 9 vietų, tai 3x9 yra 2,7, o pastatai ten A320 ir tipo 2 A320 jau tau žymiai daugiau. Tipo, jo, čia irgi toksai įdomus operacinis dalykas, aišku, negalim nuspėti, kaip ten tiksliai minties eiga yra, bet matom, kad Palangoje jiems atrodo tarsi lengviau pakeisti didesnį lėktuvą, ypatingai tada, kada yra paklausa. Ir čia rugpjūčio antroje pusėje jie labai dažnai skraidydavo su Embraer 195, nes dabar Saso parke toksai yra atsiradęs. Jie turi dukterinę įmonę įkūrę, kurią ten augina. Ne, jie vadinasi SAS Link, berods, jų vidinis. Tai jie tenais vis iš lėto augina tą lėktuvų parką, dabar ten aš paskutinį kartą, kai žiūrėjau, ar 8 turi Embraer 195, tai irgi čia keliasdešimties vietų pokytis yra. Bet čia irgi įdomu, man atrodo, kad kažkaip jiem Vilniaus operacijos dabar yra tokios komplikuotesnės, nes man atrodo, kad būtent šitie X-Fly įgulos keičiasi čia Vilniuje, o ten turbūt jau su Embraeriu skraido ne X-Fly įgulos, kitos įgulos, tai pasidaro sunkiau, kai į Palangą toksai jiems yra tiesiog atvykimas ir išvykimas, tai tarsi paprašiau, kad esant ten tom dienom, kai yra paklausa ir ten pakeisti lėktuvą į tą patį Embraer 195. Jo, Sasas iš Vilniaus į Kopenhagą, tai kiek aš čia skridau per paskutinius metus, 2 įgulos lietuviai būna. Tai gerai. Tai žiūrėkit, turim vasarą stabilę, su stabiliu augimu, persijudėjimu iš rytų į vakarus. Naujų vežėjų neatėjo, niekas neišėjo, ar ne? Taip galim susumuoti, turbūt vasarą. Čia galima sakyti, kad vasarą iš esmės sugrįžo kai kurie vežėjai, tai Brussels Airlines ir Austrian, tai jie tokie, galima sakyti, yra sugrįžę vežėjai, nes jų praėjusią viena nebuvo žiemą, kito nebuvo čia 4 metus nuo pat pandemijos. Tai čia turbūt tokia džiugi žinia žiemai matyti yra tam tikra, kad abu jie planuoja ir žiemą skraidyti, iš esmės netgi to pačiu dažniu kaip vasarą. Tai Austrijai gal ten nėra dar to dažnio, kuris buvo 19 metais, bet turbūt tam tikra prasme irgi gera žinia, kad tas connectivity irgi lyginant su praeita žiema bus geresnis šitoj plotmėje. Ir Lufthansa stabilumas 14 per savaitę nuo kada, primink Simonai? Nuo žiemos tvarkaraščio pradžios Lufthansa irgi tokį turėjo po pandeminį labai ilgą perturbaciją, gal vadinkim taip, mes taip įpratę, kad tarsi Lufthansa 2 kartus per dieną skraido, bet visi tvarkaraščiai po pandemijos buvę, jie iš esmės turėjo išimčių ten kai kuriom dienom, bet nebūdavo ar ten rytinio, ar ten pietinio skrydžio, ir ten dažniausiai apsiribodavo apie 12 skrydžių per savaitę. Tai dabar pagal naujai patvirtintą tvarkaraštį nuo žiemos tvarkaraščio jie neturėtų turėti jokių išimčių, tai čia tai galbūt skirsis lėktuvo tipas priklausomai nuo paklausos, bet iš esmės ar ne bus tie, čia kas dažnai skraido ir mintinai turbūt žino LH888 ir LH886, tai jie abu bus kiekvieną dieną ten iš esmės tuo pačiu metu šitoje vietoje. Dabar atsigalvoju, kad susimašiau, kada 888 vakarinis čia, ne? Vakarinis. Į Vilnių. Jo. O ko laukti dar žiemą, Simonai? Tada žiemą, ko laukti nuo... Čia dabar galvoju turbūt nuo gerų žinių ir ten kažkokių galima ir pažiūrėti, ko nebus galbūt tą pačią žiemą. Aš manau, kad taip vertinant iš esmės ir aš nepamenu, ar mes savo jau tas naujienas turėjom, lyg tai gal neturėjom, ar nepamenu, ar turinėjom, kad iš esmės ir Baltikas startuoja su tokiais 3 labai ilgais skrydžiais žiemą. Iš jų turbūt svarbiausias jungimo prasme tai yra skrydis į Dubajų.
Tai tuoj nuo spalio pabaigos 2 kartus per savaitę Air Balticas skris iš Vilniaus į Dubajų ir ten skris su partnerystė su tais pačiais Emirates, kur ten galima jungtis per Dubajų. Bet ir šiaip toks atrodo, ilgai užtrukęs, kol atsirado, bet turbūt yra priežastis, kodėl taip užtrunka, bet pagaliau sulauksim to skrydžio. Ir kas jau laukia tų pačių poilsinių skrydžių, tai bus šią žiemą ir pirmą kartą, man atrodo, tikrai niekada nėra buvę reguliarūs skrydžiai į Tenerife ir į Las Palmas. Tai Tenerife berods 2 kartus per savaitę, į Las Palmas 1 kartą per savaitę, tai tokie, kaip čia pasakyti, galima sakyti, šiai dieniniai long haulai. Visai šitoj plotmėj. Ir beje, norėčiau pasakyti, kad visai, jeigu tokį skrydį, tai gerai, kokios alternatyvos, tai kad į Dubajų skrenda Air Balticas čia visai gerai komforto požiūriu, nes, kokios alternatyvos būtų, Fly Dubai gal, ir tipo Fly Dubai, gal tas komforto tiek, bet ir aš įsivaizduoju žymiai, savo galvoj turi žymiai prastesnių variantų negu Air Balticas, ir Air Baltico ten toj... Ir tai bus ilgiausias skrydis, ar ne, iš Vilniaus, tikėtina? Iš esmės, kaip ne visai, kaip čia pasakyti, jeigu žiūrėsim pagal tą gaublį, tai Tenerife yra toliau nuo Vilniaus negu Dubajus. Dubajus yra arčiau Lietuvos negu Tenerife, nes Tenerife ten jau giliai Afrikai. Bet jeigu taip žiūrėti skrydžio trukmę, tai kadangi dabar čia reikia ir Ukrainą, ir Baltarusiją apskristi, bet to tenais artimuosiuose rytuose irgi ten tie koridoriai nėra labai tiesus dėl įvairių geopolitinių priežasčių, tai pagal skrydžio trukmę, tai jo, Vilnius Dubajus turėtų būti ilgiausias pagal laiką, kurį tenka skristi. O kaip yra su, aišku, dar čia orlaivio tipas, bet apskritai performanso tema, aš atsimenu dar tais kai aš buvau aktyviai viduje aviacijoje, ten buvo intensyvūs skaičiavimai su performansu, laudas, oras. Čia turbūt irgi galima taip padėkoti, kad iš esmės tokios aviacijos technologijos iš esmės jos vystosi ir atrodo, kad kaip čia tie lėktuvai tarsi ir tie patys, kurie čia skraidom, gali, kaip čia pasakyti, pesimistai gali matyti, kad mes tokiam pat metaliniam vamzdį skraidom 50 metų ir čia nieks nesikeičia nei greitis, nei nieko, bet jeigu taip žiūrėti labiau tokiam praktiniam lygmenį, tai iš esmės tie lėktuvai vis gali skristi toliau. Ir Balticas, kaip žinia, naudoja tos Airbus A220, kuriems panašu, kad neturėtų kilti problemų su tom. Tuo labiau, kad jie jau iš Rygos į Dubajų yra išbandę tos skrydžius ir netgi šiais metais pirmą kartą, jie berods istorijoje, iš Rygos į Dubajų porą kartų per savaitę skrenda net vasaros metu. Tai čia galima... kad ten turbūt Dubajui, man atrodo, nežinau, vasarą turbūt ten 45 laipsniai karščio gali būti ir kažkas tai tokio, kas irgi apsunkina tas sąlygas. Tai su Tenerife irgi turbūt lygiai panašiai. Jie į Kanarų salas planuoja skraidyti, tai yra skraido jau ir iš Rygos jau kelis sezonus su tais A220, tai čia neturėtų kažkokių iššūkių kilti ir iš Vilniaus. O Air Baltico toks įsipareigojimas Kanarų salom šiais metais, kaip ten teko ar ne, pastebėti, ką yra ir viešai paskelbė, kad jie apskritai Gran Canarijoje ten planuoja žiemą bazuoti 2 lėktuvus, kurie tenais ir į Baltijos šalis skraidys, bet ir į šiaurės šalis, kai kurias ir į Daniją, ir į Norvegiją, ir Suomiją planuoja skraidyti tiesioginiais skrydžiais iš Las Palmo oro uosto. Aš net nebijoju, kad Tenerife bus sėkmė iš Vilniaus, nes žinant, kiek žmonių leidžia atostogas ir žiemą apskritai, ir vaikus leidžia į lietuviškas mokyklas, ir Gran Canarija, nesu toks tikras, bet Tenerife, tai net nebijoju. Aš jau galėsiu pažiūrėti, ką parodys istorija ir statistika. Jo, tai čia turbūt einant per tolimesnes naujienas, čia irgi turbūt keliautojų forumuose yra ir kita tema turbūt aptarinėjama, kaip visada yra, ar ne, kai artėja ypatingai žiemos sezonas, tai rugsėjo mėnuo ypatingai yra tas, kai aviakompanijos kai kurios ir optimizuoja savo skrydžių tvarkaraščius, nes kai kurie maršrutai ar ne nebegali veikti žiemą, kaip jie veikia vasarą. Tai čia Rainieras yra tokių tylių naujienų ar nepažiūrės, jau jos buvo aptartos įvairiuose turbūt formatuose, bet yra kelios kryptis, kurias jie planuoja stabdyti žiemai. Šiemet įdomus toksai niuansas yra, kad
ateinančiais metais mes turim ganėtinai anksti Velykas, berods kovo mėnesį, kovo pabaigoje, kas nėra dažnas reiškinys šitam kalendoriuje. Tai šiemet ir tas žiemos sezono pertrauka, sezoninė maršrutų, kai kuriais maršrutais bus trumpesnė, bet yra ten maršrutai iš Kauno į Madridą, iš Kauno į Göteborgą berods, jeigu dabar teisingai mintinai išvardinsiu, iš Vilniaus į Bilundą ir iš Vilniaus į Dubliną, kurie nori padaryti žiemos pertrauką, kuri planuojama yra ten nuo lapkričio vidurio, nes ten dar per tas lapkričio moksleivių atostogas skraidys iki kovo vidurio kažkur, kad dar iššoktų prieš tą sezoną. Tai čia taip irgi, kaip visada, turbūt kiekvienas nutraukimas sulaukia ir aptarimo platesnio ypatingai keliautojų forumuose. Aš tai turbūt visada labiau žiūriu į bendrą trendą ir į bendras tendencijas. Tai taip matosi, kad ir iš nėra to paties pranešimo spaudai, kad apskritai tas bendra jų pasiūla, kurią jie planuoja suformuoti šią žiemą, tai bent jau iš Lietuvos jie skelbia, kad yra rekordinė ir ten jie yra suskaičiavę 800 tūkstančių vietų ar kažkas tai tokio. Bet jeigu taip žiūrėti apie atskiras kryptis, tai kaip įprasta turbūt šitam sezonui yra, kad kai kurios tos kryptis, ypatingai tokiam Rainiero žemėlapyje, kur ten pas juos dabar aš galvoju, ar 40 skirtingų maršrutų iš visų Lietuvos ir jų oro uostų yra, tai ten tų visokių manevrų šitoje vietoje yra. Grįžtant ir tęsiant low-costų temą ir grįžtant prie tokios teigiamos pusės, čia irgi ir mums kaip oro uostams yra ir Vizeiras tą patį iškomunikavęs ir akylesnį jau mačiau tenais ir Facebook'ose keliautojai, kurie tenais atidžiai stebi, yra pastebėję, kad Vizeiras planuoja Vilniaus bazėje pakeisti lėktuvus iš A320 į A321 Neo. Tai čia toksai iš principo pasiūlos šuolis yra. Aš aišku taip, Vizeiras ganėtinai tokia kompanija, kuri dažnai ten kaitalioja savo planus ir taip nedėčiau garantijos, kad taip tikrai ir bus, bet jeigu taip bus, tai iš esmės toksai irgi pasiūlos šuolis visai nemažas gaunasi, nes tarp A320, to ypatingai klasikinio, kurį naudoja 180 vietų, tas šuolis į 239 vietas, tai kai kuriais maršrutais čia visai toksai nemažas šuolis. Šalia to, kad jie kai kuriom kryptim planuoja ir tą dažnį padidinti. Čia ir Tomas esame tau irgi aptarę, kad į Barceloną berods 4 skrydžiai per savaitę numatyti, tai tenais kai kuriom kryptim irgi, ten tą patį Vilnius Milanas, pavyzdžiui, tenais jie planuoja kiekvieną dieną skraidyti, tai tokių irgi įvairių čia dalykų vyksta. Matysim, kaip čia turbūt apskritai bus tos tendencijos atėjus tai žiemai, nes čia turbūt ir ekonominėse plotmėse įdomių, nenuspėjimų dalykų gali būti, čia turbūt mažai kas sutarė, kokia čia bus ta ekonominė situacija tą patį žiemos laikotarpį ir kaip vartotojai reaguos į tą visą neapibrėžtumą. Ir matom paskutinio čia turbūt mėnesio tendenciją, kad ir tos pačios naftos kainos kyla į viršų, kas ypatingai aviakompanijos pasidaro jautrų žiemos mėnesiais ir vis labiau išgirstam, kad aviakompanijos vis pradeda kreipti į tai dėmesį, nes žiema tas laikas, kai ten tie vadinamieji yildai arba vidutinės kainos vis tiek krenta ir tada automatiškai jautriau pasidaro žiūrėti į tą pačią kaštų prizmę, kur pirmiausia, degalai yra viena iš tokių esminių dedamųjų bet kurios aviakompanijos veikloje. O kitų, kaip sakant, netekčių neturi, nenusimato, tokių drastiškesnių nukirpimų, ne? Aš turbūt labiausiai džiaugčiaus, mes čia turbūt jau pakalbėjome ar ne apie kelis tos dalykus, bet manau, kad iš esmės tas susisiekimas su hubais šią žiemą lyginant su praėjusią žiemą, tikėtina, kad panašu bus žymiai šitai vietai geresnis, nes pakalbėjom, ar ne, kad Lufthansa skris daugiau, SAS grįžta į Kopenhagos į grinai 19 metų lygį, tai čia irgi žymiai daugiau negu buvo praėjusią žiemą. Turėsim Briuselį ir Austrijan, kurie praeitą žiemą apskritai neskraidė. Turėsim ir tą patį Fineirą, kuris planuoja, jie iš pradžių planavo, čia pakėlė šią vasarą iki 4 skrydžių per dieną ir planavo žiemą grįžti prie 3, kitą vasarą vėl prie 4. Tai dabartinis jų planas yra ten su keliom išimtim, bet iš esmės, kad 4 skrydžiai per dieną būtų ir žiemos tvarkaraštyje, kas dar toks irgi papildomas connectivity ir ypatingai, kas ten per Helsinkį skrenda į Aziją ar dar kažkur, tai ten turėtų džiaugtis labai trumpais laukimo laikais visą šitą pilnai. Justinai, tu džiaugiaisi apie Mombasą, tavo yra... Gal džiaugiausi yra didelis žodis, bet tiesiog, kad bus šią žiemą, aš tik nežinau ten skaičius, kiek ten tų skaičių bus, bet taip pat tiesiog galima bus nuskristi į Mombasą, tai aš ten kelis kartus esu buvęs. Tai šiaip toks įdomus variantas.
Nes šiaip Kenija, gal sakyčiau apskritai, tai žmonių lūkesčius tikrai ten visi, kas nuvažiuoja, viršė, bet pati Mombasa, kaip miestas, nu tai yra labai šokiruojantis, labai toks vienas žiauresnių miestų, kuriuose esu buvęs, ten kvapai, viskas. Čia blogąja prasme tavo šokiravo Mombasa? Nu tai va, tai Mombasa tai tikrai šokiruojanti blogąja prasme yra, bet tie resortai, kurie yra ten Diani Beach, ar ten į šiaurės pusę kažkoks kitas nuo Mombasos yra kelti tie resortai, tai ten labai gražu faina. Šiaip man atrodo, kad Kenijos paplūdimiai iš viso yra vieni tokių gražiausių pasaulyje. Aš esu kažkur skaitęs, kad Billas Gatesas savo ir po vestuvinę kelionę ten varė ir po to daug kartų grįžo, nu, taip, jeigu jau Bill Gates suėjo, tai jau turbūt ir kitiem sueis. Tai, nu, toks vat įdomus, šiaip įdomus variantas nuskristi pažiūrėti. Aišku, čia šiais laikais apsimešiu, jeigu sakyčiau, kad tipo, nu jau dabar tiesiogiai skristi, tai būtinai skristi, nes Turkish nuskristi į tą pačią Mombasą yra žiauriai lengva, arba su ten Lufthansos, ten to Kondorų, tarkim. Tai toks. Nu, bet yra žmonių, kurie ten pernai ir kada skrido ten anksčiau į Madagaskarą, čia tie patys po to darė kur pernai Zanzibarą, man atrodo, buvo. Jo, aš tai manau, kad čia turbūt, pirmiausia, reikėtų galvoti, turbūt, kad yra toks keliautojų segmentas, klausimas, kiek jis yra didelis, jisai turbūt bendram pyrage nėra toksai didelis, tam turbūt vis tiek didžioji dalis žmonių, kaip sakyti, vasarą skrenda į ten Antaliją, žiemą į Hurgadą arba į Tenerifę, bet nu, yra turbūt gabalas žmonių, čia turbūt galima džiaugtis ir tam tikrai mūsų rinkos branda, kad kurie kiekvienais metais ieško kažko naujo. Tai čia buvo tiesioginiai skrydžiai ir į Madagaskarą, ir į Dominikos Respubliką buvo skrydžiai, ir pernai buvo skrydžiai į Zanzibarą. Tai šių metų naujiena šitoj plotmėje turbūt vat, yra Kenijos kurortas Mombasa, kur vienas iš kelionių organizatorių planuoja tos skrydžius pasiūlyti. Tai žiūrėsim, kaip jiems šitoj vietoj seksis. Nu, tai tokia įdomu. Gaila, kad nelabai žinau žmonių, kurie va, šitas kelionės skrenda šitom, turbūt kažkoks truputį kitoks segmentas. Apskritai, ne Lietuvos, o tarptautiniai padangiai, kaip aviacijos vasarą praėjo, aišku, be didelių kažkokių tai nelaimių, ar ne, lyg ir krešų visokių, ar ne, viskas kaip ir buvo ramiai. Vienas buvo krešas Maskvoje. Ok. Embraeris, Legacy, nu visi. Taip, čia tas kažkaip jo nesinori visai liesti tos temas, visai neseksi. Jo visai neseniai mes matėm, nežinau, ar kiek matėm, kažkas dalinosi socialiniai medijai, kad lėktuvas Delta aviakompanijos buvo pureštas, ar ne, atgal į New Yorko, Kennedy oro uostą, ar ne, dėl tokios visai žmogiškos, netikėtos ir priežasties, ar ne, dėl diarėjos. Aišku, tai nedaug netoli jisai nuskrido nuo savo išvykimo taško, bet... Nedaug, sakai, nedaug buvo, ne? Nu, čia kaip matuosi, kam daug, kam nedaug, turbūt čia atrodė, kieno akimis, bet teko kažkada susidurti su, ar nežinau, koks jūs buvo nelaukčiausias įvykis. Aš čia įsivaizduoju, gerai, tai... Čia turbūt tam dar reikia atkreipti dėmesį, kad tas lėktuvas į Barceloną turėjo skristi ir kai kurios keleivius ištiko taip, kad lėktuvą teko apgręžti atgal. Taip, tai sunku ir įsivaizduoti, ir visai nesinori, bet gyvenimas. Teko kažką netikėto patirti lėktuve kaip keleiviui, nebūtinai pačiam, Justinai. Tu skraidės. Nu, aš esu vieną kartą buvau apsinuodęs ir nu, ten buvo kažkas iš tokių virusų ir sėdėjau prie lango, tai viskas pasisekė, bet jau buvau labai įsitempęs ir skrydis, ten Londonas, Torontas buvo, tai, nu, gal iki tiek nebūtų buvę, bet jo. Bet dabar galvoju, kad kitų, šiaip tai gali būti, kad dažnai tiesiog nepastebi. Nu, tai jeigu ten yra kažkam negerai, kad lėktuve klausia, ar yra daktaras, tai čia turbūt visiems daugiau skraidusiam yra buvę šitą situaciją. Bet ten realiai nesužinai, kaip ten stipriai reikia, jeigu nenusileidžia, tai
viskas. Simonai, kokia tavo nelaukčiausia istorija lėktuve nutikus? Nėra tekę per savo karjerą susidurti su tokiais atvejais, kad dėl panašių dalykų būtų pats lėktuvas apgręžtas žmonėms, kurie blogai jaučiasi, tai teka yra tokių. Matyti štai vietoj lėktuvuose, bet jeigu taip žiūrėti per asmeninę prizę, tai iš esmės, man atrodo, kad apskaitai turbūt keliauti kažkur skristi iš esmės yra labai faina, bet ta patirtis labai greit pasikeičia, jeigu su bet kokiu sveikatos negalavimu susiduri. Ir netgi toks dalykas, kaip atrodo paprasta sloga, kuri ten, tarkim, būnant namie ir būnant ant žemės, vadinkim, taip atrodytų, tai ten nelabai atkreipi dėmesio, ten mažas nepatogumas, bet ypatingai tupimo metu, tai tenais gali tikrai labai nemalonių pojūčių sukelti ir atrodo, kad tas buvimas lėktuve labai dažnai tos visus pokyčius ar ne, pojūčius ar ne, multiplikuoja kartais. Na gerai. O Tomai tau? Man nieko blogo nenutikė yra, apart temperatūros ir aukštos temperatūros, anginos, tada tais laikais dar kažkaip nieko nenutikė blogo. Manau, kad ne. Tokių blogo, tai ne. Prisimenu, prisiminiau prieš pat pandemiją, buvau kaip tyčia Mombasoj ir per savaitgalį žiauriai nudegiau. Ir sekmadienį vakare buvo skrydis iš Mombasos į Nairobį, ten Kenya Airways viską. Ir aš einu ir jau raudonas visiškai esu ir einu ir jau prasidėjo, ten Kenijoje nebuvo problemos jiems pasistatyti temperatūros matuoklius, nes jie ten dėl ebolos ir kitų ligų turėjo nuo anksčiau, tai tiesiog reikėjo dabar taikyti ir jau čia prisimenu 20 metų kovo 1 dienos, jau visas pasaulis apie koroną šneka, aš einu į lėktuvą ir jaučiu, kad visiškai turiu temperatūros nuo to nudegimo, nes viskas jau ten dega. Tai buvo labai daug streso, buvo šalia kolega, tai jam buvo labai juokinga iš manęs pasijuokti, bet man tai buvo labai nejuokinga prospektas kelias dienas karantine Kenijos pabūti, va tas tai mane labai gąsdino. Tai arba tie termometrai nesuveikia, tikėtina, arba visgi tik tai tiesiog jautėsi temperatūra nebuvo. Tai dar čia toks irgi buvo, pamenu, labai įtemptas momentas. Na tai linkim savo, kad tokių nebūtų, savo ir klausytams, kad nebūtų tokių situacijų, būtų tik malonios patirtis. Nuo autobuso iki išlipimo, nuo atvykimo į terminalą iki išvykimo iš terminalo. Na ir aišku, visada sakom klausytojams, ačiū, kad klausotės, kad likot kartu visą šį epizodą, klausykitės mūsų jau ir kitoje tinklalaidėje, prenumeruokite mūsų YouTube kanale, Spotify, Apple Podcast, visur kitur, klauskite, komentuokit ir grįšim pas jūs jau visai netrukus. Iki. Daug laimės jums. Viso. Galėjom pažadėti, kada sekantis epizodas bus, bet nepažadėjom. O klausykit, tai gal galim paplanuoti?